Labas rytas. Sakoma, sekmą dieną švęsk, o tą gali padaryti tik susitvarkęs šeštadienį. Tad ir kviečiu jūs pasižiūrėti mūsų laidą, o po to kibti į namų ruošą. Nu, o mes dirbome visą savaitę, kad galėtume savo namų darbus pristatyti jums. Taigi dėmesio į ekranus, ką šį rytą matysite. Šį šeštadienį atliekų kultūroje dainų teksto autoriaus ir atlikėjo Pauliaus Stalionio akistata su atliekų tvarkytojais. Žmona buvo išmetusi suplyšusią patalynę. Va, gavau 16 eurų baudą. Aro Weberio sesuo Jurgita įžymybę stebina atnaujindama jų daiktus. Ir viskas, ką turite žinoti apie medienos atliekas. Jūs pasiruošę? Mes pradedam. Jie irgi tai daro rubrikoje atlikėjas vienas geriausių dainų tekstų autorių, daugiau nei 30 metų gyvenantis Pajūryje, Paulius Stalionis. Kaip jam sekasi kurti tvaresnę aplinką, netrukus sužinosite. Jaukioj karalystėj namų augi tu. Atlikėjas vienas geriausių dainų tekstų autorių už šią veiklą pelnęs Aukso lašo apdovanojimą Klaipėdoje daugiau nei 30 metų gyvenantis Paulius Stalionis, ko gero, pirmiausia tapo žinomu rašydamas eilės Edmundui Kučinskui, o po to sutelkė dėmesį į solinę karjerą ir subūrė draugėn nemažai gerbėjų. Yra išleidęs keletą knygų vaikams, tad jo gerbėjų sąraše ir maži ir jau gyvenimo matę žmonės. Ką pats Paulius papasakos apie save iš tos pusės, kuri rūpi atliekų kultūros žiūrovams. Bet prieš tai klausimas, kaipgi jis? Gimęs Kaune, Garliaviškis prisijaukino Klaipėdos miestą. Jeigu jisai būtų šiaip savo, tai aš nebūčiau tame mieste. Vienas dalykas. Tenai pragyvenau pačiame mieste 18 metų, pragyvenau kartu su savo žmona ir dabar mes persikėlėme į užmiestį tarp Klaipėdos ir Palangos netoli Karklės. Tenai gyvename ir supratau, kad ką aš dariau tam bute visą savo gyvenimą. Kaip su žmona mes sakome, mes kiekvieną dieną esame atostogose. Jeigu nereiktų į darbą, tai namuose vis tiek tu jautiesi kaip atostogos, nes tai yra kurortas, saulė šviečia, jūra šalia. Žodžiu, mes dabar gyvenimo, aš sakau taip, savo gyvenimo kokybę pradėjau jausti persikėlęs į namus, bet aš buvau didžiausias stabdis įsigyti namą. Nes be proto nemėgstu įsipareigoti bankams, toks mano charakteris, toks tai buvo auklėtas. Na, o persikrausčiusi namą, Pauliui ramiai sėdėti sudėjus rankas nėra kada. Kiekvieną dieną yra po naujieną, tai žolės pjovimas, tai sulūžo žoliapjovės kažkoks ten diskas nutrūko ar dar kažkas, tai turiu labai nuostabius kaimynus aplinkui, kurie padėjo įgyvendinti labai didelę dalį prie namo ūkio, nes aš atėjęs esu miestietis, poetas, dainininkas, nieko nesuprantantis, ta prasme, buvau laikęs ten trimerį rankoje kažkada, bet nemokėjau jo naudotis, tai dabar jau moku viską. Per 3 metus gyvenimas išmokė. Ir vat visai nesenai aš sutepliojau medelius, su kalkė, man atrodo, jo, kaimynas užmaišė, parodė, kaip užsitep. Tai vat pirmą kartą vat šiemet tokį darbą darau. Ir kiekvienais metais, ir netgi kiekvieną savaitę aš darau kažką tai vis pirmą kartą. Tai vat kaip tu negyvensi tokių malonumų, kada viskas tenai vyksta kaip pirmą kartą. Beje, vienas pirmas kartas toks malonus Pauliui nebuvo, bet apie tai jau po reklamos. Likite su TV6 kanalu. Sveiki! Jūsų TV ekranuose tvarios gyvensenos gidas atliekų kultūra. Prieš reklamą kalbėjome su populiariu atlikėjų ir dainų tekstų autoriumi Pauliu Stalioniu, kuris atskleis, ką tokio jo šeima išmetė į šiukšliadėžę, kad net baudą gavo. Ir dar sužinosite, ką atlikėjas laiko tikrų šiukšlynų. Taigi, tęsime pokalbį su Pauliumi Stalioniu, kuris persikėlęs gyventi į nuosavą namą Klaipėdos rajone vis patiria pirmų kartų. Vienas jų susijęs su kompostavimu. Prieš 3 dienas gavome pirmąjį žaliųjų atliekų konteinerį. Pats pasiėmiau. Nelabai dar įsigilinau, kadangi išvažiavau į koncertus, ką ten į juos pilti, bet kaip supratau, ten galima lapus ir tą pačią žolę, tik tai negalim šakų didelių ir panašiai. Nu, dar reikės pasigilinti. Regis laiko stoka ir neįsigilinimas į gana svarbius dalykus paplonino dainininko kišenę. Vieną dieną sulaukiau skambučio
kad pasirodo netinkamus kažkokius daiktus išmetėm į konteinerį. Kažkas pasirodo į tos konteinerius lenda, pasižiūrėti, juos ištrauko, ten pasižiūri, ką Stalionis valgė, ką gėrė. Ir nežinau, man atrodo, žmona netyčia buvo išmetusi kažkokią seną suplyšusią patalynę. Sakė, kad galima išmesti ten, kojines maksimum, ten taip reikėtų šitos dalykus kažkaip tai atskirai. Gavau 16 eurų baudą. Vaikas tą vakarą nevalgė. Paulius rimtų veidų gali ir juokauti, ir kalbėti rimtai, bet faktas tas, kad kažkas iš tikrųjų į tuos konteinerius lenda ir žiūri, tad Pauliaus atveju geriau susidėvėjusią patalynę buvo išmesti į konteinerius skirtus tekstiliai. Bet ko tikrai ten atlikėjas nemestų, tai sceninių kostiumų. O priežastis, kodėl Pauliaus kostiumas netampa atgyvenusiu, labai gyvenimiška. Jisai dažniausiai pas mane net gyvena, o aš išaugu jį, tą kostiumą. Ir kadangi aš jį išaugau, mano apskritai toksai organizmas yra, kad aš tai sustorėju, tai vėl suplonėju. Aš nespėju jo sunešioti, prabėga metai ir aš galiu tą patį, kurio dar nesunešiau, dar vėl paskui susigražinti, kai jau numetu svorį. Vyrui yra paprasčiau. Turėk vieną juodą kostiumą, ne kažkokį ten išsiskiriantį, bet galų gale paprastą, klasikinį kostiumą ir keisk va šitą va. Kaip jinai, Fantazija vadinasi. Jo, Fantazija, tu šitą keisk, gali pakeisti sagas ir su tuo pačiu kostiumu tu gali 8 metus, 10 metų, kol jisai, jau pradės birėti. Ir, čia aišku, aš šitaip nedarau, bet yra žymiai paprasčiau negu moterims, nes moteris jau, kaip einame, pavyzdžiui, gimtadienį, ir jeigu tam kitam gimtadienį, į kurį mes einam prieš tai, yra nors vienas buvęs svečias, tai jau žmona nesidės tos pačios suknelės. Niekaip. Moterim taip yra. Yra, aišku, tam tikra moterų rūšis, kurioms yra nesvarbu tokie dalykai, bet moterim šitam gyvenime yra sunkiau, žymiai. Bet kas tikrai nesunku visai Pauliaus šeimai, tai daryti gerus darbus. Pamatau nukritus iš kažkokių statybvietės atskridusi putoplastą, pakeliu, aš nusinešu į savo konteinerį. Aš noriu, ir mano žmona, ir mano vaikai norime mes gyventi gražiai ir visą tai turime pradėti nuo savo kiemo. Ta prasme, jeigu tu gerbsi savo kiemą, tave pradės gerbti ir kaimyną. Ta prasme, jeigu tu pamatysi pas jį kažkokią šiukšlę, nerodysi jam pirštu, mes iš tikrųjų realiai paimam maišelį, jeigu pamatome, kad yra šalia kaimyno, neinam ir nerodom, žiūrėk, tau reikia išmesti, aš nusinešu į savo konteinerį, išsimetu ir po to per tą kiemą, per tą taką einame kaip karaliai. O pabaigai apie tai, kas Pauliui tikrai skauda. Apie šiukšlyną, kurį jis kasdieną mato, bet šį kartą nieko vienas padaryti negali. Jeigu kalbant apie dainas dabartinės, gavo dabar čia, nesakysiu kokį apdovanojimą, daina, kurioje yra žodis, kurio nėra. Pradėkime nuo tokių dalykų. Tai reiškia, yra ten muzikos prodiuseriai, yra radio stočių, televizijos stočių, yra muzikos prodiuseriai, kurie žiūri, ar kokybiškai skamba daina, ten, ar nenusidainuoja ten atlikėjas, nors aišku dabar niekas nenusidainuoja, nes su kompu viskas padaro, bet būtinai turi būti tekstų redaktoriai. Privalo tiesiog, nes tai, kas daroma iš mūsų dabar lietuvių kalbos, yra siaubo filmas. O aš manau, kad jeigu taip netgi nesikapstant, ten yra ne šiukšlės, ten yra šiukšlynas. Taigi, mielieji, stenkimės nekurti šiukšlių savo veikla visose srityse. O jei matome kitus tai darant, netoleruokime. Pačios šiukšlės savaime neišnyks. Toks pokalbio su Pauliumi Stalioniu reziumė. Rimtoje aktualų temoje medienos atliekos. Senų nebereikalingų baldų išties turi kone kiekviena šeima. Kur jos pristatyti, kaip jos pristatyti ir kodėl iš viso reikia tai daryti? Atsakymai reportaže. Pavasaris toks metas, kai kartu su bundančia gamta prabunda ir noras atsinaujinti. Senus savo atgyvenusius baldus, sofas, medinės duris ir medinių langų rėmus ne tik kad rekomenduotina, bet ir privalu vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Atvažiuojate, o ten eilė. Mūsų gyventojai klausia, o sako, kodėl pas jūs dabar atsirado eilės didžiųjų atliekų aikštelėse. Tai priežastis mažiausiai dvi. Pirmas dalykas, kai tos aikštelės buvo sugalvotos ir tik pastatytos maždaug prieš 10 metį, jūsų gyventojų čia būdavo ganėtinai mažai.
mažai, o dabar populiarumas išaugo tiek, kad atliekų kiekius mes čia atvežamus surenkame 3 didesnius negu veiklos pradžiai. Tai viena priežastis yra, jūs atvažiuojate dažniau. Nu, o kita, mes turime užrašyti kiekvieną jūsų atvežtą atlieką, suvesti į apskaitą ir būtent šitą apskaitą siūsti į valstybinės institucijas kaip ataskaitą, kiek atliekų mes surinkome. Tai va, 2 priežastis, bet vis tiek labai gerai, kad jūs lankotės čia, kad jūs nepaliekate atliekų šalia konteinerių, pakelėse, pamiškėse, nes taip mes visi gyvename švariau, tvarkingiau ir gyvename sveikiau. Na, o trečioji priežastis, dėl ko tos eilės susidaro, štai tokia. Gyventojai dažnai mažai pasidomi esama tvarka, nors visa informacija yra mūsų internetinėme puslapyje. Taip pat yra visi telefonai, galima pasiskambinti, pasidomėti, kągi aš galiu daryti su savo turimomis atliekomis, kur jas dėti, kada jūs dirbate ir panašiai. Gyventojai sunkiai priima tą informaciją, atvažiuoja nieko nežinodami, kaip tas atliekas rūšiuoti, tiesiog visas susikrovia tai, ką turi ir tada įvyksta konfliktas. Nes jam būna pasakyta, kad jis turi išsirūšiuoti, arba turi vienas atliekas palikti, kitas išsivežti, dėl ko ir tos pačios eilės atsiranda, nes jeigu mes namuose turime žinoti, kur mes ką galime dėti ir tik tada jau važiuoti, susitarę, ar ne, kad ten galiu kažką vežti, ne taip, kad viskas susideda ir važiuoja, nes tai šiais laikais to padaryti neįmanoma, kadangi tų reikalavimų yra įvairiausių, tiek ir atliekų vis daugėja skirtingų, ar ne, ir jų tikrai nemažės. Tačiau, kadangi norime gyventi gražiau ir tvariau, tai būtina tos informacijos pasitelkti ir apie atliekas. Atliekose vis dėlto dar toksai yra gajus tas mitas, kad tiesiog turi priimti ir tai bus gerai. Ne? Aš kaip padarysiu, tai bus gerai. Deja, taip nebus, nes yra reikalavimai, įstatymai ir jie dažnai kinta ir čia nieko nepadarysi. Vienus didžiausių atliekų tai baldai, kuriuos atvežate dažniausiai neišrinkę ir galvodami, kad didelių gabaritų atliekų aikštelėse juos kažkas už jūs išrinks, atskirs minkštas dalis nuo medienos ir sudės ten, kur reikia. Ne, neišrinks ir nesudės. Taisyklės tokios, kad namų darbus turite padaryti patys. Jei nepavyksta, pasikvieskite pagalbon kaimyną ar kokį kitą artimą žmogų. Bus proga tuo pačiu pabendrauti ir išardyti baldus, kad atvežę jau išardytus neverstumėte kitų laukti jūsų. Dar vienas aktualus klausimas, ar tikrai jūsų darbas neina perniek? Gal pavyzdžiui viskas sudeginama ir tiek žinių? Medienos atliekos. Prašom jūsų, nepalikit baldų senų, durų, kažkokių tenai langų rėmų prie konteinerių. Nemeskit jų kažkur ir nekūrenkit pečiuose, nes nudažyta, nulakuota mediena, jinai skleidžia aplinko kancerogenus, kurie mums sukelia vėžinius susirgimus. Medienos atliekas, kurias jūs atvežate į aikštelę, jos panaudojamos dar kartą. Nuo nesenų laikų baldininkai, pagal žiedinės ekonomikos principus, į naujus gaminius turi įdėti kaip minimum 5% perdirbtos medienos. Ir būtent šitą medieną, kuriuo jūs atvežate į aikšteles, mes surenkame, mes ją sumalame, ištraukime metalus, jeigu tokių yra, ir atiduodam baldų gamintojams, kurie iš jos kepa naują drožlių plokštę. Štai tokiu būdu medienos atliekos neišlikia per kaminą su pavojingom medžiagom, o tampa naujais baldais, gaminiais ir taip mes prisidedam prie pakartotinio naudojimo ir žiedinės ekonomikos proceso. Baldų atliekos surenkamos ir Panevėžio regione. Lankomės Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Jeigu teisingai pasakius, tai atvažiuoja iš visos apskrities. Tiesiog visų savivaldybių gyventojai savo didelių gabaritų atliekas suveža į aikšteles, didelių gabaritų, ir praktiškai iš ten transportas atveža čia ir mes jau čia apdorojame jas. Dalis gyventojų vietinių, Panevėžio rajono, Panevėžio miesto tiesiog atveža į čia jau. Kalbėdami apie medienos atliekas, dažniausiai galvojame apie baldus, tačiau medienos atliekos yra kur kas platesnė sąvoka nei vien baldai. Vieni atrodo sako baldai, o mes skaitome didelių gabaritų atliekos. Tai ne vien tik baldai. Tai yra ir namų apyvokos didesni daiktai, dalis tam tikrų statybinių medžiagų ar atliekų tiesiog kaip durys, langai. Tai čia jau tiesiog mes patys perrūšiuojame ir nustatom, kas mums tinkamiausia būda tvarkymo. Tai tinkamiausias būdas šitą galbūt panaudoti dalį kaip medžiagas, o dalį šitą tiesiog naudojame kaip kūras, sudeginant specialiuose renginiuose, tai yra kogeneracinės jėgainėse. Tarkim, turime medinę atgyvenusią lovą, kurios sudedamosios dalis mediena bei čiužinys. Mediena be jokios abejonės bus susmulkinama ir perduota baldų gamintojams, o čiužinys kol kas keliaus į deginimo gamyklą. Įsivaizduokime, kaip perdirbti čiužinį. Kol kas yra tas efektyviausia, pigiausia, ekonomiškai gal naudingiausia.
Pasak sąvartyno vadovo, Panevėžio regione per metus surenkama apie 4000 tonų tokių atliekų. Didžioji dalis perdirbama, kita keliauja į deginimo gamyklas, kur deginimo proceso metu virsta šiluma ir elektros energija. Keliaujame į Marijampolę. Į čia esantį Marijampolės regioninį sąvartyną taip pat atvyksta baldai iš Marijampolės regiono. Taip, iš viso regiono, iš visų didžių atliekų priėmimo aikštelių ir suskaupiam baldus, juos smulkinam. Smulkytus baldus perduodam į Kauno jėgainę deginimui. Dalį baldų, kuri tik tai kietoji dalis, atskiriam atskirai ir perduodam atliekų perdirbėjams. Jei paprastai kalbant, tinkama perdirbimui medžiaga perduodama atliekų perdirbėjams, o netinkama keliauja sudeginimui. Marijampolės regione per metus surenkama apie 1000 tonų medienos atliekų. Įsivaizduokite, jei toks kiekis kasmet būtų tiesiog palaidotas sąvartyne. Mintis kilo, kad jos nepatektų į sąvartyną, mažinant sąvartyno tūrį, tai nuspręsta įrengti aikštelę ir jas smulkinti. Į sostinę Graičiūno gatvėje esančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę taip pat atkeliauja tinkama perdirbti medieną iš viso Vilniaus regiono. Čia jis susmulkinama ir iškeliauja perdirbėjams. Ekrane kaip tik dabar matote per metus surenkama medienos atliekų kiekį. O mes dar kartą norime priminti ir akcentuoti, kad mūsų išrūšiuoti baldai ir medienos atliekos keliauja į 2 vietas. Tinkamos perdirbti smulkinamos ir iš jų vėliau gaminamos baldinės plokštės, o netinkamos perdirbti keliauja į deginimo gamyklas, po to virsdamos šilumą ir elektros energiją. Taigi mūsų visų darbas pristatant baldus ir medienos atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles bei tokias atliekas priimančius sąvartynus turi prasmę ir realią naudą gamtai. Antro šanso rubrikoje auksarankė muzikos autoriaus Aro Vėberio sesuo Jurgita. Kuo moteris užsiima ir kaip tokia jos veiklą įvertino brolis, netrukus sužinosite. Muzikos kūrėjo ir Kastyčio Kerbedžio vadybininko Aro Vėberio sesuo Jurgita, ko gero viena paslaptingiausių asmenybių. Lyg skrynia, kurią atveri, o iš ten gali pabirti neįtikėtini dalykai. Moters kūrybos amplitudė itin plati, bet šiandien mus domina antro šanso tema. Jurgita seniems drabužiams ir interjero detalėms suteikia naują gyvenimą. Didesnė dalis yra vaikiškų rūbų, tai turėdama 3 dukras tikrai užgyvenau nemažai šito palikimo. Ir kurie buvo mažiau sudėvėti, sunešioti, kažkaip tai natūraliai norėjosi dar juos pagražinti ir pamatyti kitaip. Idėja tokiu būdu atnaujinti tekstilę bei interjero detalės menininkai kilo karantino metu. Bebūnant namuose, bet tvarkant spintas, perėjus per savo senąjį rūsį ir palėpę, pradėjau ieškoti daiktų, susidėjau tiek vazeles, rėmelius, tiek ir drabužių didesnę dalį ir pradėjau juos dekoruoti. Mėgstu labai originalumą, kažkokius autentiškus dalykus, turėdama tas, pavadinkim, auksinės rankas, jų pagalba ir savo žinių ir mokslų pagalba, nes dailę esu baigusi. Taip ir prasidėjo mano tie piešimai, pasibandymai. Įdomu tai, kad visi atnaujinti menininkės kūriniai turi vieną ir tą patį braižą – taškelius. Tad pasižiūrėjus į menininkės darbus, išsyk žinai, kad juos kūrė vienas ir tas pats žmogus. Čia mano mėgstamiausias piešimo stilius yra pointalizmas. Tai taškiniu būdu yra dekoruojama tiek daiktai, tiek ir rūbai. Aš sakyčiau, netgi tai daugiau su meditacija yra susiję, nes tai reikalauja didelio kruopštumo, susikaupimo. Darant šį procesą visą, susilieji, paskęsti, išeini savo mintis, savo emocijas, kažkur tai, kaip sakant, toliau nuo žemės. Pirmasis kūrėjos darbas beje buvo štai šis atnaujintas švarkelis, kurį Jurgita dėvėjo interviu metu. Idėja atnaujinti švarkelį gimė spontaniškai prieš ruošiantis į Andriaus Mamontovo koncertą, kurio kūryba ir pačia asmenybė Jurgita nepaprastai žavisi. Prisipažinsiu, kad vis tik tai vienas pirmųjų darbų buvo šitas švarkelis. Čia yra išskirtinis ženklas mano. Jisai kažkaip tai mane ir labai stipriai pastumėjo tuo laikotarpiu užsiimti daugiau ir plačiau. Dar vieną švarkelį Jurgita atnaujino dainininkai Nedai. Neda tiesiog pamatė veidaknygį nuotrauką ir iškart jos buvo žinutė, aš žinau, ko noriu. Turiu džinsinį seną švarkelį ir labai noriu, kad pagal mano žiedelio ornamentą ženklą padarytum taip pat ant to švarkelio nupaišytų. Taip ir padariau.
Sakė, aš užsidėjus, kad visada prisiminsiu. Kas įdomu, kad atnaujindama drabužius bei interjero detalės, Jurgita sudeda tiek savo geros energijos, kad jie įgauna neįtikėtinų galių. Pasiklausykite. Viena mergina labai bijo odontologų procedūros. Jis turi taipogi džinsinius marškinėlius su mano raide. Tai sako, nepatikėsi, aš visada einu ir tik tai juos tik užsidenu. Jokių kitų. Man, sako, psichologiškai padeda, sako, nugalėti šitą baimę. Na, o kaip tokią Jurgitos veiklą vertina jos brolis Aras, kuris pasirodo, kadais kaip ir Jurgita laikė rankose teptuką. Jis irgi lankė dailę, beje, ir labai neblogai paišė. Tai jau čia buvo labai senai. Aš dar esu jų irgi išsaugojus darbus. Aišku, pagiria, tai negi dabar jums čia ir kritikuos. Mes vienas kitą pagiriam. Tiek aš jo kūrybą, tiek jisai mano kūrybą, pasidžiaugiam vienas kitu. Brolis ir sesė, kaip kitaip. Šį rytą viskas. Kviečiu jūs į susitikimą lygiai po savaitės šeštadienį 11 ryto per TV6. Jei nespėsite pasižiūrėti mūsų laidos, jos kartojimas pirmadienį 9 val. Ryte. O prieš tardama iki tariu ačiū jums, mėlėjai, už mano aprangą, kurią radau vienoje dėkui stotelių esančių Vilniuje. Tokių dalyjimusi drabužiais bei daiktais punktų yra visoje Lietuvoje. Ekrano apačioje kaip tik matote jų pavadinimus. Tad kviečiu pasidomėti, išsirinkti tai, kas jums tinka ir patinka, ir tuo pačiu palikti tai, kas jums jau nebereikalinga. Bet gali gyvuoti toliau. Dabar tai jau tikrai iki. Atliekų kultūra, tai menas, filosofija, tai poilsis atnaujintoje sofoje. Atliekų kultūra, tai įpročiai ir pamokas.